pas mus krepšinis, tai pas juos fūrų dragas. Bet kažkaip už vairo labai gausiai pavyksta pasikeikti. Nu, nežinau, gyvenime aš ir taip mėgėjęs pasakyti kažkokį griežtą žodį, bet už vairo nukart 10 absoliučiai. Sakau, tiesiog visi tokie neteisūs. Nežinau, ar iki teisų išsilaikymo aš turėjau tokį turtingą keiksmų žodyną. Tiek naujų spalvų atsirado kalboj ir tų naujų išraiškos priemonių. Palauk, nesakyk dabar nieko, aš aiškinai tai dar man su savo nuorodom. Nebaigiau dar, tai va, nepertraukinė. Tai labai nustebau, kaip tas žmogus, kuris labai vidutiniškai keikėsi, dabar keikėsi absoliučiai profesionaliai. Ir, viso to kaltininkas teisės ir galimybė sėsti už vairo automobilio. Tai va. Tai manau, kiekvienas su tuo susidūrėm. Kiek tu, blet, mane pertraukinėsi, taigi visą laik tiesiai. Kam sakyt straight, dar 200 km straight. Blet, oi, suka kelias, gal ir tiesa. O, blet, tuoj išlaviruosim. O, gerai, viskas, atsimu, gerai, tu sakėjai, jo. Suka, bet visai čia ne straight, o dešinė. Varšuvytė. Tai aišku kamštis. Tai 100% buvo aišku. Jo. Čia dar apvažiavimas. Tai va. Šitą reikia susirasti pirmą bedronką ir nusipirkti ko nors. Va. Ir pamišt. Lemba. Warszawo, piękna Warszawo, Ty jesteś miastem rodzinnym mym. Warszawo, moja Warszawo, poprzez miejski słyszę serca Twego stuku. Jo, griežta dukra. Warszawo, piękna Warszawo. Nu ką, 100 km iki Liublino. Ot, skriejam. Jo, nes norisi su šviesa kuo daugiau numint. Ir va, kaip tik lietus apstojo, tai būtų labai fainai kuo daugiau numinti iki sienos, kol biški šviesų, nes kai tamsu bus, tai čia bus žopa totali, nes ten baigėsi už Liublino autostradą. Prasideda visokie vingiai hujingiai, norėjau pasakyti. Ir pasidaro labai sunku vairuoti. Geras numeris, bičio. Lovelį, ta prasme. Guli jisai, kaip maršas. Va, gal iš arčiau pavyks. Opa. Dar fainas dalykas yra, kad pas šitą šaraniuką 6 bėgiai. Ne iškart radau. Galvoju, ko ant 5 taip čia užkyla apsukos.
blemba graužia, po to žiūriu, šešetukas dar kampe. Tai ką, tu su šito šeštų bėgiu? 15. Tai, čia man iki sienos vos 5 kilų beliko. Iki Lenkijos Ukrainos ir dar va taip šviesu. Amazing. Tik aišku, jau kelelis ne autostrada. Bet, nu, jie gali būti tos autostradas, ne? Nu, 3 kilų nuo PLUA sienos. Ir spėkit, kur atvažiavau, nepatikėsit. Mama. O, neiškesiu. Ogi. Tadam. Du. Makas amazing. Negaliu atsidžiaugti. Va, laukiu užsakymo, pasiėmiau takeaway, kad spėčiau dar su šviesa privažiuoti sieną, nes ten vis tiek užtruksiu. Ten tai jau tikrai užtruksiu, bet tik tiek teliko. Manau, kad čia planas absoliučiai viršytas. O ja. Gražuolis koks. Ai, nice. Koksai. Kaip gerai. Užėjau į Mako tuliką. Tai galvojau pisarą pralaušiu. Nejuokau. Taip, bleva. Vos nesprogau. Bet nesprogau. Tai va. Tai pasimaitinsiu šitam restorane dar kartą. 2 kartų dieną neatrodo man per daug. Anaiptol. Reklama. Już 17 stycznia Wielka Gala Noworoczna w Lublinie. Najnowszy program koncertu wiedeńskiego ogólnopolskiej trasy koncertowej. Niezwykłe widowisko. Ponad 20-osobowy zespół solistów, orkiestry i baletu. Olśniewające kreacje, energetyczna choreografia i niesamowite efekty świetlne. Wielka Gala Noworoczna. Koncert wiedeński z orkiestrą i baletem już 17 stycznia w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Bilety na stronach kupbilecik.pl oraz agencja muza.pl. Uwaga rolniku! Folgos, polski producent folii do sianokiszonki. Bardzo dobre ceny. Szukaj nas na folgos.pl. Bardzo ładnie. Zapamiętaj, folgos.pl. Po reklamie. To jest Radio Lublin. Bardzo amazing. Cześć, tu Krzysiek Zalewski. Słuchacie Radia Lublin. Bardzo fucking awesome. Chciałem pozdrowić wszystkich lubliniaków i zachęcić do słuchania tylko Radia Lublin. Cześć, mam na imię Urszula i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Lublin. Radio Lublin. Blisko Ciebie. Blisko Ciebie. Jest godzina 15. Krzysztof Faron, zapraszam na wiadomości Radia Lublin. Po COVID-zie w Chinach szerzy się metapneumowirus. 50 000 złotych. Bet atkreipiam dėmesį. O, tik šitas įvyko, pažiūrėkit į dangų. Lietus išsisklaidė absoliučiai. Vso. Va, vakarėlis bręsta normalus. Amazing. Čia tie 3 kilų iki sienos buvo kažkoks melas, ne visai menkas, nes aš jau čia vilkuosi pagal GPS ir nurodo tą sieną, bet aišku, čia ir greitis neviršgarsinis, tai tikrai, nu ką, temsta, reikia tempt
Patys žinot ką.